Matote, jūs negalite pakeisti savo praeities, bet galite nuspręsti savo likimą apsispręsdami už Kristų ir kai tai padarote, Kristus pakeičia jūsų praeitį. Jis ištrina visas jūsų praeities nuodėmes, nes Jėzaus Kristaus kraujas nuplauna nuo visų nuodėmių. Kai jis mirė ant kryžiaus, jis atleido už visą praeitį. Šiandien jums primena apie daugybę nuodėmių jūsų gyvenime. Šventoji dvasia atneša jas į jūsų protus, dabar ir jūs žinote, kad jos stovi prieš jūs teisme, kur kiekvienas slaptas dalykas bus paviešintas. Bet Jėzus šiandien siūlo atleidimą. Bet jis siūlo daugiau nei atleidimą, jis siūlo išteisinimą, tarsi jūs niekada nebūtumėte padarę nuodėmės. Koks nuostabus dalykas šiandien eiti miegoti ir žinoti, kad praeities nebėra. Jums atleista, esate apvalyti ir Dievas daugiau nebeprisimena jūsų nuodėmių. Taip ir šis pasirinkimas yra neatidėliotinas. Atidėliojant sunku tinkamai apsispręsti. Neapsisprendimas yra pasirinkimas. Neapsispręsti, tai nuspręsti neigiamai. Rinkitės dabar.